kas nepriklauso nuo mūsų Žemės sistemos. Taigi perkūnas yra atsakingas už pojūčius. Todėl mums visi, kas gyvena šioje Žemėje, jis yra pats svarbiausias. Nes jo energijos dėka mes viską galime išjausti ir patirti. Perkūnas, čia aš galėčiau pradėti nuo savęs, yra labiausiai susijęs su pažinimu. Ir tai visiškai skiriasi nuo senosios Graikijos tikėjimo perkūno, kuris buvo perkūno simbolis, kuris buvo atvaizduojamas Olimpe, kad jis ten kitą kartą pykdavo. Viso to mūsų iš tiesų tikėjime nėra, jų nereikėtų sieti. Perkūnas, per kūną einanti energija ir perkūno dievas senojoje Graikijoje visiškai skirtingi dalykai. Taigi pereikime prie trečios dalies. Dieviško energija, kurios atstovauja materialiniam pasauliu. Pavyzdys. Mėlėtėlė, gėlių deivė, aštara, grybų deivė, žvėrūna, žvėrių globėja. Taip pat, ko gero jau esate girdėję, vieną iš populiaresnių, Medeiną,